Atėjus šiltiems orams, po darbų ar savaitgaliais skubame prie ežerų pakrančių. O ar nebūtų gerai, jei nereikėtų niekur važiuoti, o vandens telkinys telkšotų tiesiog jūsų kieme ar sode? Žinoma, yra teigiančių, kad įsirengti savo asmeninį lauko baseiną dėl nepastovių mūsų vasaros orų ir ganėtinai trumpo šiltojo sezono būtų pinigų išmetimas. Tačiau šis video reportažas padės tiems, kurie svajoja apie baseiną lauke ir tame įžvelgia daugiau privalumų nei trūkumų. Plačiau apie lauko baseino įsirengimą bei priežiūrą kalba intexbaseinai.lt specialistas Ramūnas Bielevičius. Sveiki, šiandien baseinas nėra prabangos prekė ir kiekviena šeima gali įsigyti baseiną ir pasistatyti jį ir turėti atostogas kiekvieną dieną savo kieme. Ką reikėtų žinoti, norint išsirinkti baseiną? Pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kas naudotojai bus to baseino. Baseino dydį reikėtų rinktis pagal tai, koks numatomas žmonių srautas ir kas bus naudotojai. Jeigu tai bus labiau vaikai, tai jiems užtenka ir mažesnio baseino. Jeigu didesnės grupės suaugusių žmonių, reikalingi didesni baseinai. 4-6 asmenų grupiai rekomenduotumėm rinktis vidutinius baseinus tarp 4 ir 6 metrų skersmens, nes jose jau gali suaugęs žmogus paplaukioti, panardyti ar pasimėgauti vandeniu. Rekomenduotumėm rinktis vaikams baseinus pripučiamus, nes jie yra žemesni paprastai ir saugesni tuom, kad nėra kietos konstrukcijos. Pripučiamas baseinas tai yra, viršutinis žiedas yra pripučiamas ir vaikai gali laipioti, išlipti neužsigaudami. Suaugusiam baseinams galima pasirinkti taip pačiai ir pripučiamus didelius ir galima karkasinius baseinus. Tai yra du pagrindiniai tipai baseinų – karkasiniai ir pripučiami. Baseinų formų yra įvairių. Yra stačiakampiai, apvalūs ar ovaliniai. Norint pasirinkti baseiną, reikėtų apgalvoti, kuris baseinas labiau tiks pagal jūsų sklypo išmatavimus. Jeigu nėra apribojimo arba sklypas yra didelis, galite laisvai pasirinkti tiek apvalius, tiek stačiakampius, tiek ovalinius baseinus. Patys populiariausi baseinai yra apvalūs, jų daugiausiai yra gaminama, nes lengviau juos ir prižiūrėti šiek tiek, patogiau juos įkomponuoti į sklypo planą. Pripučiami baseinai yra dažniausiai pigesni, dėl to, kad pas juos nėra metalinės konstrukcijos ir labai paprastai pasistato. Dėl to jie yra biudžeto atžvilgiu yra patrauklesni. Karkasiniai baseinai susideda iš karkaso ir baseino tento, į kurį įpilamas vanduo. Dėl to jie šiek tiek yra brangesni, tačiau jų tarnavimo laikas yra žymiai ilgesnis. Karkasinis baseinas susirenka labai nesunkiai, vasaros dieną sugaišite maždaug apie valandą laiko ir po valandos jau galėsit pilt vandenį. Taip pačiai apsvarstyti reikėtų, ar yra pakankamas kiekis vandens, nes reikės tą vandenį pripilti, pilną baseiną. Reiktų pagalvoti, kur reikės nuvesti vandenį sezonui pasibaigus. Taip pačiai reikia pagalvoti apie elektros įvadą, nes reikės prijungti elektros prietaisus prie baseino. Dažnai klientai klausia, kaip reikia prižiūrėti vandenį ir labai bijo dėl chemikalų naudojimo vandens priežiūrai. To tikrai nereikėtų bijoti. Dažnai klientai taip pačiai pasako, kad mes pabandysime tą vandenį tiesiog pakeisti, kad nenaudoti chemikalų, kad vaikams būtų saugiau. Tačiau retas pagalvoja, kad jeigu didesnis baseinas, kur 15 ar 20 kubinių metrų, tai pakeitus tokį vandenį reikės ilgai laukti, kol sušils vanduo, kad būtų galima maudytis. Dar vienas smarkiai populiarėjantis baseinų tipas yra pripučiami spa baseinai. Tiem, kas sušalę yra, tai yra automatinis temperatūros palaikymas iki +40 Celsijaus, automatinis filtravimas, yra versijos spa baseinų su burbulais, yra kartu su masažiniam srovėm. Tad sezoną galima prailginti iki pat žiemos. Tokio baseino privalumas didžiausias yra jo mobilumas. Galima vandenį išpilus, išdžiovinus, įsidėti automobilio bagažinę ir nusivežti į sodybą ar pas draugus prie ežero. Paprasčiausia baseino vandens priežiūra yra naudojant chemikalus. Tai yra naudojamas nedidelės dozės, chloro pagrindų paprastai. Alternatyva chemijai yra chloro generatorius, kurį galima jungti prie baseino filtravimo įrenginio ir elektrolizės pagalba, sudėjus valgomą druską į patį baseiną, yra gaminamas natūralus chloras, kuris dezinfekuoja baseino vandenį. Prie baseino naudinga turėti valymo įrankius. Tai yra kotas ištraukiamas teleskopinis, ant kurio galo užsidėtų arba sėtelis, arba siurblio galvutė ar šepetys. Su tokių įrankių pagalba galima prižiūrėti baseino dugną. Labai naudingas yra priedas, tai yra skimeris vadinamas. Jo pagalba įjungus vandens filtravimo įrenginį, nuo paviršiaus yra sutraukiamas visos šiukšlės plaukiančios vandens paviršiuje. Ir tada nesunku jas išimti iš vandens. Ilgesnį laiką nenaudojant baseino rekomenduojam uždengti jį. Tam naudojami specialūs baseino uždengimai. Patogus priedas, tai yra saulės šildytuvai, kuriais vanduo cirkuliuoja ir nuo saulės spindulių pakaitinamas vanduo. Tai leidžia pakelti
keliais laipsniais baseino vandens temperatūra. Dažnas klausimas yra, per kiek laiko sušyla baseino vanduo. Tai pagrinde priklauso nuo saulės, o taip pačiai nuo baseino tūrio. Dideli baseinai pripylus prišyla paprastai per savaitę, mažesni baseinai per kelias dienas. Ar reikia baseinus išardyti žiemai? Taip, gamintojai rekomenduoja paprastai išardyti juos, prieš tai žinoma išpilti vandenį, išdžiovinti, rekomenduotina ištepti specialiu žiemos paruošimui skirtų skysčių. Išdžiovinus jį gražiai susukti, sudėti karkasą ir svarbiausia baseiną saugoti teigiamoj temperatūroje, +10 ir aukštesniai. Baseino ilgamžiškumas gana ilgas, jie tarnauja iki 10 metų ir ilgiau.